Sveiki visi! Esame komanda Gigabitai iš prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ir šiandien pristatysime infliacijos situaciją Lietuvoje. Pristatymą sudarys šios dalys. Darbo tikslas ir informacijos analizė, darbo metodas, naudojamos priemonės ir analizės būdai, rezultatai, lentelės, grafikai ir analizės rezultatai ir išvados. Darbo tikslas ir informacijos analizė. Pristatymo tikslas yra analizuoti infliacijos rodiklius Lietuvoje 2025 m. sausį ir palyginti su 2024 m. gruodžiu. Naudosime oficialiosios statistikos portalo duomenis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiams bei metiniai infliacijai. Darbo metodas. Naudojame oficialiosios statistikos portalo duomenis ir analizės priemonės, tokias kaip Excel. Atlikti laikinių eilučių analizę, lyginame mėnesinius ir metinius rodiklius. Naudojame diagramas ir lentelės rezultatams vizualizuoti. Rezultatai. Per mėnesį vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,8%. Didžiausia įtaka tam turėjo degalų ir tepalų, spirituotų gėrimų, daržovių kainų padidėjimas, bei drabužių ir oro paslaugų kainų sumažėjimas. Vartojimo prekių kainos padidėjo 2,4%, o paslaugų kainos 0,3%. Palyginus su 2024 m. sausiu, metinė infliacija siekia 3,4%. Pagal VKI apskaičiuotojai metinė infliacija siekia 3,6%. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2025 m. sausį, palyginti su 2024 m. gruodžiu, padidėjo 1,1%. Lietuvos rinkoje kainos padidėjo 1,2%, o ne Lietuvos rinkoje 1,1%. Rafinuotų naftos produktų kainos padidėjo 5,9%, o chemikalų ir chemijos produktų kainos sumažėjo 0,9%. Lietuvos rinkoje maisto produktų kainos padidėjo 0,8%. Užgardai ir pagardai pabrango 9,9%. Apdorota ir perdirbta kava ir arbata 6,9%. Paruošti pašarai ūkio gyvuliams 3,8%. Tačiau pigo cukrus 6,7%, perdirbtos ir konservuotos bulvės 4%, perdirbta ir konservuota paukštiena 2,9%. Apibendrinimui galima sakyti, kad infliacija Lietuvoje per mėnesį padidėjo 1,8%, o metinė infliacija siekia 3,4%. Pagrindiniai veiksniai darė įtaką infliacijai buvo degalų, spirituotų gėrimų ir daržovių kainų padidėjimas. Tačiau matėme ir kainų mažėjimo tendencijas tam tikrose srityse. Ačiū už dėmesį. Tikimės, kad mūsų pristatymas padėjo suprasti infliacijos tendencijas Lietuvoje.